širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę ant mano širdies. Puikiai žinočiau, kad eina galit su mumis dainuoti. Žinau, kad tu ateisi, aš tavo žingsnių lauksiu, mediniais gėlės skleisi, žvaigždėmis laukiu. Kalėdų naktį šviesa, sidabro varpas gaus, tik taip sulauksi tiesa, vidurnakčio gilaus. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę ant mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę ant mano širdies. Pragrojimas, pasižiūrėjimas į kaimynės iš šalies, už dešinės. Kalėdų naktį tyla, tavęs vienos dažniausiai, už lango verčiama, kad durys padengta saulė. Kalėdų naktį tylia, tai sklinda šokių koras, duris beveik nebydei, ir pasakyk man labas. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę ant mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę ant mano širdies. Sveikiname visus susirinkusius į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos kalėdinį padėkos vakarą. Pabūkime kartu, pasidžiaukime savo darbo vaisiais. Mintimis sukabinkime juos ant eglutės ir laukime kalėdinių siurprizų. Te meilės sniegu pasidengia ne tik laukai, bet ir širdis karšta. Juk girdite, kalėdų šventė žengia, atnešdamos tikėjimą šviesa. Kiekvienuose namuos kalėdų laukiam. Visi, kas gyvas, džiaugiasi jomis. Tegul visi geri jausmai suplaukia į ten, kur meilė sninga naktimis. Svečiuose pas mus Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas. Kviečiame sekretorių tarti sveikinimo žodį. Žmonės, pirmiausia pasveikinti noriu visus susirinkusius į padėkos vakarą, perduoti mūsų mero Algirdo Vrubliausko kuo nuoširdžiausius sveikinimus. Norisi linkėti gražių, ramių, šventų kalėdų, kūčių jūsų namuose, jūsų šeimose. Linkiu taip pat gražaus ir gero gyvenimo ateinančiais metais jūsų šeimose. Taip pat linkiu ir mokykloje šioj, kad vyrautų santarvė, kad
visiems čia būtų gera, nes tikrai ši mokykla yra labai svarbi mūsų rajonui. Čia yra labai daug sukuriama meno, kultūros ir labai džiugu, kad šią mokyklą jau įsiplėtė ir išėjo iš Daugų ribų, filialus turi. Mes ir toliau norim linkėti ir manau, kad visi politikai, mokytojai ir visi turim suremti pečius, kad šita mokykla klestėtų ir plėstųsi ir kad čia tikrai būtų gera visiems ir čia nieko netrūktų. Sėkmės visiems ir gerų naujųjų metų ir linksmų šventų kalėdų. Ačiū visiems. Ir tai pirmoji padėka rajono savivaldybės tarybai, sekretorių tarybai perduosit nuo mokyklos. Ačiū, ačiū, kad mes esam. Sėkmės jums, dėkui. Šio ryto garsai, kai šventės aidai, girdėsi ir tu, kaip neramiai skamba balsai. Savim prisilies, širdim išklausyk, svečių nelaukių iš namų neišprašyk. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros mirties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros mirties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Gali nekalbėt, gali patylėt, gali lygi ryto žmogaus pabūt be ugnies. Čia daug ir mažai, prašysim visi dangaus ir žmogaus šio žadėjimo ir svajonių naktį. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Šio ryto garsai, kai šventės aidai, girdėsi ir tu, kaip neramiai skamba balsai. Savim prisilies, širdim išklausyk, svečių nelaukių iš namų neišprašyk. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Man palinkėti gerų kalėdų, man palinkėti geros vilties. Visi gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Studija Suvingis. Vadovas Juozas Abromavičius. Vakarą tęsia mūsų mokiniai.
Indrė Luckutė kanklėmis atliks Paketūro gimtajame sodžiuje. Vyresnioji mokytoja Laimutė Aleksiupienė. Kurią kanklėmis atliks Inga Jakimavičiūtė su mokytoja Joana. Kanklių mokytoja Laimutė Aleksiupienė. Trimito garsais skambės atliekama pjesė Brazilija. Mokytojas Raimundas Žiūkas. Ja pagros Germantas Rutkauskas. Mes paprašysim, mes važiavom iš Simbo, mes ten drąsus labai paprašysim jūsų padėti, gerai? Į ritmą. Jeigu nejaučiat nemušti, bet čia visi jaučia ritmą, ne?
padėkos koncertu labdaringu mus pradžiugina Alytaus kultūros ir komunikacijų centro kamerinis choras Varsa ir jų vadovas Vidas Simanauskas. Paplokime štai ir Argentinoje, vienu žodžiu, Amerikoje, kur jie tik nekoncertuoja, atvažiavo pas mus į mūsų šitą mažąją kuklią mokyklą, todėl, kad mes buvome kažkiek tai laiko, aš dirbau kultūros centre, buvau meno vadovė. Mano viršininkas. Aš buvau viršininkas. Ačiū labai. O Vidas, jis tada turėjo dainų ir šokių ansamblį ir jie ir tada jau išvažinėjo po visą pasaulį. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, Vidai, kad tu sutikai. Ačiū tau, ačiū mėly, paskui padėkosim, o dabar tiesiog pasėdim visi paklausom. Dėkui, kad jūs čia. Tris dienas, tris naktis kelionių ėjau, ketvirtų naktelį girioj nakvojau, ketvirtų minėjome direktorė Alytaus kultūros ir komunikacijos centro mišrus choras Varsa, vadovas Vidas Simanauskas, chormeisterė Egidija Pocienė, koncertmeisterė Lina Abromavičienė. Girdėjote Juozo Tallat Kelpšos harmonizuotą lietuvių liaudies dainą 3 dienas. Pasiklausykite Dzūkų krašto lietuvių liaudies dainos harmonizuotos ant Donato Zakaro Teka, teka šviesi saulė ir Dzūkų krašto dainos harmonizuotos Algirdo Klovos Šią naktelę per naktelę. Algirdo Klovos Stovi obelėlė ir labai gražios piesės chorui be žodžių skandinaviška suflė. Muzika Sven Asmussen.
Daina labai puikiai, bet vėlgi man nesuprantama, Jono Tamulionio išplėtota lietuvių liaudies daina Buvo dūda Vilniui. Pasiklausykit, buvo jis tam Vilniui ar ne? Buvo dūda Vilniui, 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 buvo metų šventės ir aš prisimenu tokį labai seną eilėraštį. O Viešpatie, gal didelę aš nuodėmę darau, atleisk, kaip tu visiems atleidai. Su meilė pagarba aš turiu švenčiausią tavo vardą. Tai teismo dieną spręsti tik taip tu, kuriam atleist, kuriam suduot per veidą, kurį į ugnį pragaro pasiųsti. Ateisim atpildo, o nesiskūsti. Ateisime nuleidę galvas kaip žirgai skirdyklon varomi, nes žemėj baigės jau nežemiški vargai. Ateisime ir melsim tavo sūnų Kristų. Ir kaip žemai, kiekvienas mūsų Kristų šios ašarų pakalnės pilkuose rimus priimsim paskutinį tavo žodį. Ir eisime keliu, kurį tik tu nurodėjai. Bet leisk Viešpatie užtarti žmonės. Ir seseris, ir motinas, ir brolius, ir mylimus. Drįstu prašyti malonės.
Juk tu liepei mylėti žemėje visus. Ir koks nebūtų nuopolis baisus, kalbu ražančių, žemiškus karolius. Mes, tavo dukros, sesės ir vaikai, neteisk, nes tu mus vienus šitoj žemėj palikai. Pasiklausykite angliškos dainos kompozitoriaus Otto Grohl Viešpatie, koks vakaras. Mėto. Kas jisai, tas keistas ilgesys? Linkimės, kad Dievas jums padėtų. Jis tikriausiai taip ir padarys. Kad ilgai per visą naktį snigtų, o ryte staiga pragystų vyturys. Linkimės, kad meilė nepaliktų. Ji tikriausiai taip ir padarys. Ir kad įsižiebusi kalėdų žvaigždė jums niekad neužgestų. Ir kad langė jūsų visų ir kiekvieno lauktų žiburys. Linkimės, kad jūs viltis surastų. Žinomės, ji taip ir padarys. Paskutinė Varsos daina Franco Gruberio Tyli naktis. O šitą visi kartu. Sekretorius Maselicka, kad jis įteiktų kamerinio choro Varsa vadovui Vidui Simanauskui už šias puikias akimirkas koncerto metu ir nutiestą dainų tiltą tarp Komunikacijos kultūros centro choro ir mūsų mažosios mokyklos. Ačiū Jums labai. Už tą pratęstą, sakykime, tą kelią. Ir aš manau, kad tas kelias bus ne vienkartinis. Aš manau, jūsų mokiniai atvažiuos pas mus po koncertų, kadangi abi dvi giminingos įstaigos, o kadangi kokios kalėdos artėjančios šventės be dovanų, tai irgi norim padovanoti upyklę tokią, kadangi ožkos metai ar ožio, nežinau. Ir kad jinai, kad šičia pačias geriausias emocijas tautytumės. Ir kad kai kas jūsų nebus šalia, pasiliksit mūsų, tai pasiklausyt. Gražiausia šventės dalis. Pati gražiausia šventės dalis, nors visos dalys buvo gražios. Aš,
kaip kiekvienais metais važinėjau po mūsų mokyklos skyrius, Pivašiūnuose, Butrimonyse, Simne, Miroslavė ir visur džiaugiausi mūsų gabiais ir puikiais mokiniais. Patikėkit, jie nuostabus. Esu labai dėkinga mokyklų direktoriams, bet labiausiai tai noriu padėkoti mūsų, aš jau kaip sakau, matai visi kiti jau ne mūsų direktoriui Almantui Jakimavičiui už jo tikrai didžiulį supratimą, už tai, kad jų mokyklos taryba priėmė sprendimą ir nutarimą, kad mokiniai pagal švietimo ministro rekomendacijas muzikos pamokų metu gali ateiti į mūsų mokyklą pamokas atlikti čia. Įsivaizduojat, kitur, pavyzdžiui, to aš nerandu, nes geltoni autobusiukai išveža vaikučius ir jeigu mes mažinam socialinę atskirtį, tai Jakimavičius yra tas vienintelis direktorius, kuris šitą supranta. O visi kiti išveža tuos vaikus. Tai tikrai labai nuoširdžiai esu dėkinga, o dabar ir noriu, kaip sakyt, atėjo tas kalėdų jau kvapą jaučiam ir čia pat tas kalėdų vakaras ir šiandien norisi padėkoti visiems iš eilėms, ir tėveliams, ir mokytojams. Ir dabar tiesiog mes galbūt šiais metais įskyrėm tuos. Pirmiausia, jeigu kalbėsim apie mokinius, tai aš noriu padėkoti mūsų nuostabiai mokinių tarybai. Man kažkas padeda, jo? Mokinių tarybai. Tai kviečiu Alvitą Kermelytę, tiesa jinai pas gydytojos nėra, Gabija Zapolskaitė, Karolina Jakubavičiūtė. Seneliai net nežinojo, buvo įsižioję net, kad tokia mokykla yra. Ir jiem toks buvo kaifas. Buvom Alytaus seniūnijoje, važinėjome visokiuose kaimuose, buvom pas sekretorių. Ir dar galvojam, kad važiuosim, jeigu vaikučiai bus už tai dar mes su jais važiuosim ir važiuosim. Ačiū, aš jums labai linkiu gerų kalėdų. Jūs būkite ir toliau tokie šaunūs. Aš jūs be galo myliu. Ne viskas. Mes turime labai šaunius ir sportininkus. Sportininkai, kurie jau garsina mūsų mokyklos ir rajono vardą, net ir Respublikoje. Tai kviečiu futbolininkus Martyną Raudonį, Mantą Makauską, Martyną Sabaliauską ir Erneidą Kazakevičių. Čia. Šaunius dziudo sportininkus, kurie taip pat mokyklos vardą
Žygimantą Daugirdą, Vanesą Surdokaitę, Tautvydą Matulevičių, Miglę Maslauskaitę, Karoliną Gudaitytę ir Ingą Bardanavičiūtę. Taigi, kad mes, mūsų rajonas, jūsų dėka, iš kiek, Rolandai, iš kiek rajonų? Iš 35 mes esam 16, 13. Jo, 13. Visus mokinius ruošė mokytojai, kuriem aš negaliu nedėkoti. Tai mokytoja Rasa Babarskinė, Joana Laugalienė, Algirdas Glovickis, Laimutė Leksupienė, visi einam, Evaldas Ostrauskas, einam artyn, Gintautas Pikūnas, Raimundas Žiūkas, Margarita Ivanauskienė, Sigitas Junevičius, Edmondas Virinavičius, Juozas Abromavičius, Laima Zalanskienė, Vaidas Kartanas. Prie jų noriu prijungti ir šaukiąją mūsų vyriausią buhalterę už jos kūrybiškumą ir naujas idėjas, Jolitą Babaliauskienę. Ir ūkmetį Vladą Senevičių, vyriausiai. Vladas kažkur dingas. Gerai, atiduosim paskui. Prašom. Dovana, pastatykit ir nusifotografuokit. Štai jie mūsų šaunieji mokytojai. Paplokime jiems. Tos tarybos pirmininkė Laima Zalanskienė, Rasa Babarskienė, Sigitą Junevičių, Sonatą Kirilienę. Ateinat. Rima Kelmelienė, Danielių Jakubavičių, Ramunę Gaistrienę, Astą Turskienę ir Algirdą Marčiukonį. Visi kviečiami čia, šitoj vietoj. Šiandien mes turim 2 jubiliatus. Labai gražiai. Gal sekretorių galėsite įteikti. Asmeninio jubiliejaus proga už nuoširdų, kruopštų ir sąžiningą darbą Laimutė Senevičienė. Šiandien jubiliejų, šiandien jisai švenčia savo jubiliejų. Danieliau! Būna pirmos padėkos, būna ir, kaip sakyti, gal ir paskutinės, kas čia žino, nenoriu sakyti, bet, kaip sakyti, mes jau vis tiek su Juozuku, taip sakyti, jau pražilę ir visokį, kas čia žino, gal jau mes ir atsigučiuosim netrukus. Todėl norėjau atminčiai įminį darbą, tobulinant vokalinius, mokėjimo suprasti muzikos atlikimo procesą, gebėjimus, tai Juozui Abromavičiui. Noriu padėkoti
ir mokyklos raštvedžiai už kruopščiai ir sąžiningai atliekamą darbą, tai Daliai Keparutienei. Prašom. Kiekvienais metais pagal tradiciją pas mus išrenkami geriausi metų mokytojai. Jais buvo Joana ir Sigitas. Jais buvo Svirinavičius ir Aleksiupienė. Šiais metais mes šaukiame, kas čia parašyta, matot, pasakysiu, taip. Šių metų muzikos mokytoja geriausia Laima Zalanskienė. O iš Vyrijos geriausias metų mokytojas Rolandas Lukoševičius. Mėliem tėveliam, aš norėjau padėkoti, kurie yra čia ir pasakyti, tėveliai brangieji, jūs esate palytėti Dievo, nes jūsų vaikai, jūs pastebėjote, tiesiog angelai. Aš tikiu, kad niekada jūsų vaikai nepadarys kažkokio tai nepadoraus žingsnio ar dar kažkokio tai dalyko, nes muzika ir sportas visada taurina žmogų. Mieli tėveliai, būkit sveiki, būkit laimingi ir kad ta euro piniginė, kadangi jau yra dabar didesnė, jau netelpa eurai, kad jinai būtų ir stora, pilna ir pinigėlių prikimšta. Būkit sveiki, gerų, gražių kalėdų, ačiū. Naktį tylę, tavęs vienos aš lauksiu. Už lango eglė žilos, dangui pabertas auksas. Kalėdų